Labas visiems. Kadangi jau esam čia, tai tikiu, kad kiekvienas turim kažkokią sąsają su mentorystė. Vienam galbūt tai yra tik idėjos lygmenį, kitas jau veiksme, dar kažkam tiesiog yra išvados, apmąstymai ir dar kažkas. Sąsajas turiu ir aš. Ir šiandien norėčiau pasidalinti su jumis, ką supratau, dalyvaudama mentorystės programoje, kurią pati ir organizavau. Pradžiai norėčiau susipažinti, su visais nespėsime, bet trumpai apie mane. Mano vardas toks ir yra, tai nesutrumpinimas ir neniknėjimas, kaip kartais galvoja žmonės. Ir Gjensidige įmonėje aš jau 12 metų ir šiuo metu esu Gjensidige akademijos vadovė Baltijos šalims. Kadangi mėgstu mokytis naujų dalykų, dalyvauti ir naujose dalykuose susijęs su profesinė veikla, su darbu, bet taip pat ir su kažko šone, tai keiščiausias mano išmoktas dalykas iš Japonijos kilusią Kimekomi techniką gaminti žaisliukus kalėdinės eglutės puošimui. Tai čia nuotrauką matote keletą iš jų. Tiek trumpai apie mane, būkime pažįstami šiek tiek geriau. O dabar apie įmonę Gjensidige. Mes savo įmonėje mentorystės idėją pradėjome gvildenti 2021 metais. Tai yra prieš daugiau šiek tiek negu 3 metus. Ir pradėjome gvildenti labai mažam tokiam jaukiam ratelė, tiesiog kas galėtų būti, kaip tai galėtų vykti ir panašiai. Ir nuo to laiko, kai gimė idėja mūsų galvose, pakankamai greitai apsisprendėme, kad reikia ir realizuoti. Gal turite idėjų, ką reiškia šie 2 skaičiai skaidrėje? Pirmas didysis teisingai, tai yra darbuotojų skaičius. Darbuotojų skaičius 3 Baltijos šalyse, kadangi Gjensidige veikia ir Lietuvoje, ir Latvijoje, ir Estijoje, tai pirmas skaičius yra mūsų darbuotojų skaičius per visas 3 šalis. Antrasis? Mentorių poros, teisingai. Tai yra, mes taip vadiname, kadangi jau buvo keletas mentorystės etapų mūsų įmonėje, mes viduje jas vadiname bangomis, tai yra vidutinis duetų arba mentorystės porų skaičius vienoje bangoje. Sakau, vidutinis dėl to, kad pirmaisiais keliais metais mes mentorystę dalinomės tik tai Lietuvoje, pradėjome nuo Lietuvos, o šiais metais, 24-aisiais, jau supratome akivaizdu, kad tai veikia, reikia plėstis. Tai išsiplėtėme ir į Latviją, ir į Estiją. Ir dėl to tas skaičius kitais metais, turbūt, kai rodyčiau, jis būtų ženkliai didesnis, nes natūralu, kad ir porų yra daugiau. Bet kadangi imam vidurkį už visą laikotarpį, tai gaunasi 16. Ruošdamasi šiam pristatymui, sužinojau, Saulius pakuždėjo, kad vidutiniškai tas skaičius yra kaip ir norma vidurkis didesnėse įmonėse dalyvaujant. Tai yra 32 žmonės maždaug, 16 duetų, tai reikia maždaug 32 žmonės. Iš tokio didžiulio rato žmonių, tai yra tiek vidutiniškai dalyvauja, nes mes iš tikrųjų irgi nežinom, ar tai daug, ar tai mažai, ar tai pakankamai, kiek jų turėtų būti, kad mes galvotume, kad tai yra sėkmingas projektas. Tai tiek yra mūsų įmoniai. Mano istorija. Aš nėjau į mentorystę su pačia pirmąja banga, bet ne dėl to, kad norėjau pasitikrinti, kiek mes čia gerai tą procesą sudėliojom ir sustygavom, bet dėl to, kad man pasirodė jisai įdomus, aš norėjau jame dalyvauti ir aš dalyvau kaip studentė, tai yra kaip mentee. Ir tai buvo mano pirmoji, kaip aš pavadinau, oficiali mentorystė, dėl to, kad šiaip aš visada turėjau žmonių, su kuriais galėjau pasitarti, paklausti, pasidalinti įspūdžiais, pasiteirauti, kaip tu elgtumės vienoje ar kitoje situacijoje. Bet tokio oficialaus su pradžia, pabaiga, struktūruoto periodinio susitikimų meto, kaip ir neturėjau niekada. Dėl to man tai buvo pirmas kartas ir iš tikrųjų tuo labai džiaugiuosi. Ir dar ko labiau džiaugiuosi, kad pasirodo, kad programos koordinatorius, kuris dalyvauja savo paties kurtoje programoje, yra labiau išimtis negu taisyklė. Pasirodo taip, kas galbūt man pačiai irgi buvo staigmena, tai dėl to vėlgi taip irgi labai džiugu, kad galėjau pasitikrinti, kaip aš jaučiuosi, tarsi žinodama šiek tiek daugiau informacijos negu visi kiti, ką mes komunikavom, aš jo šiek tiek daugiau žinojau, bet vėlgi buvo tam tikrose momentuose, kur kažką dar norėjosi pasitikslinti. Tai va tą labai gerai pajaučiau pati dalyvaudama.
Ir tuo metu, kai registravausi į programą, o dariau aš tą lygiai taip pat kaip visi kiti dalyviai. Nors ir galėjau tiesiog pasakyti, kad aš irgi ten esu, bet aš taip pat pildžiau savo profilį, rašiau, kokio norėčiau mentoriaus, taip pat galvojau, koks mano tikslas dalyvavimo, tai yra pildžiau visas tas taisyklės, kurias mes komunikavome kitiems mūsų organizacijos darbuotojams. Tuo metu maždaug keitėsi mano pozicija ir tai tapo impulsu dar vienu ir pirmąją tema mano pokalbio su mentore, kadangi keitėsi pozicija, atsirado šiek tiek kitokių iššūkių, kitokia rutina, kitoks darbas, kitos atsakomybės. Tai dėl to man tiesiog tai buvo puikia proga pasitikslinti, ar aš teisingai elgiuosi, ar aš teisingai darau. Tikslą suformuluoti nebuvo lengva. Mes įmonės mastu komunikavome, kad mentorystės programos tikslas yra talentų ir lyderystės ugdymas, taip pat efektyvus neformalusis mokymasis, ryšių stiprinimas ir įsitraukimo didinimas. Kaip ir viskas labai gražu ir labai daug, bet kai pagalvojau, ko man reikia ir kai reikėjo suformuluoti į savo profilį įrašyti, koks yra mano dalyvavimo tikslas, buvo reikalų. Suformulavau daugiau per tas asmeninės savybės, ką aš norėjau savyje galbūt pastiprinti. Kaip savo svajonių mentorių, aš įvardinau, kad norėčiau, kad tai būtų kolega, su kuria neturime bendros praeities. Tai yra, nebuvom kažkada kartu kitur dirbę, arba šito įmonėje niekada nesam buvę ir dabar nesame tiesioginėme pavaldume. Taip pat neturime kažkokių bendrų projektų, kur šiaip susitinkam, tarkim, kartą į savaitę, ar ten kartą į 2 savaitės ir turime daug diskusijų, kol priimsim sprendimą ir panašiai. Tai yra tiesiog, kad nebūtų jokių emocinių sąsajų, jokių nuostatų, jokių nieko. Tiesiog, kad tai būtų kolega, su kuriuo mažiau bendrauju, bet lygiai taip pat norėjau, kad tai būtų patyręs kolega. Nes, aš pati irgi nesu studentė ir kažkiek patirties turiu ir man smagiau, atrodo, daugiau vertės galbūt bus, kai pasidalins irgi taip pat šiek tiek patirties jau turintis mentorius. Taigi apsisprendžiu dalyvauti, registruojuosi ir greta to, iš organizacinės pusės pradedam galvoti, kaip sudėlioti vis tik tai, kad viskas būtų gerai, sklandu, aišku ir paprasta. Visą laimę, kad turėjome nuostabų patarėją Saulių, nes patys, ko gero, su savo interpretacijom ir nerimais būtume nuklydę toli į lankas ir galbūt netgi būtume užstrigę kažkur. Bet kokiegi tai buvo mūsų nerimai? Neįsivaizdavom, kiek dalyvių registruosis. Pirmas kartas, kiek ta idėja bus populiari, kiek jinai bus įdomi, kas bus, ar tos poros išsilaikys iki mentorystės pabaigos, tos mūsų programos suplanuotos. Nežinojame. Taip pat diskutavome, ar mentoriais gali būti visi norintys, nes čia ir kartais esame išgirdę iš kitų kolegų klausimą, ar aš galiu būti mentorium, bet kaip jūs nuspręsite, ar aš galiu būti mentorium. Ir iš tikrųjų ir tarpusavį daug diskutavom ir pasidomėjom, kaip yra mūsų motininiai kompanijai Norvegijoje. Tai pavyzdžiui, ten mentoriais jie leidžia būti tik tiem vadovam, ne specialistam, ne ekspertam, kurie pagal darbuotojų pasitenkinimo tyrimo vertinimo rezultatus gauna aukščiausius įvertinimus. Tai yra, jie tarsi taiko tokią atrankos kriterijų. Mes visgi pagalvojame, kad kiekvienas mūsų turime ir galime dalintis savo žiniomis ir patirtimi. Nes tai nėra kažkoks mokymas konkretaus dalyko. Tai yra bendravimas, dalymas į situacijom, kurios yra unikalios, kurios yra išgyventos, patirtos ir jau su tam tikrom išvadom. Tai gali būti, mes nusprendėme, kad gali būti visi norintys, tokia mūsų įmonės patirtis. Kas bus, jeigu netitiks, sako, vaibas nesuėjo, viskas gerai, bet kažkaip nesuėjo. Ką mes tada darysime? Ką darysime po to? Nes mes buvom apsibrėžę, kad viena banga pas mus yra 6 mėnesiai. Tai ar mes darysim visai kitaip? Ar mes darysim taip pat? Ar mes kažką keisim? Klausimų buvo labai daug. Ar bus apskritai dalyvių kitame etape? Nes, paprastai entuziastai puola iš karto sudalyvauja, o kas toliau? Jeigu bus tik tai studentai, nebus mentorių. Arba atvirkščiai. Šito mes nežinojom. Tada turime visokių kitokių veiklų įmonį, tokių kaip papamokinių, galim pasakyti, kurios nėra tiesioginis darbas, bet yra įvairūs workshopai, yra tam tikri projektai, kurie užsitęsia, kurie ten kelia daug diskusijų, kur irgi gali dalintis patirtim, gali pašešėliauti, daug ko turime. Bet mentorystė pagalvojame, kad vis tiek tiks įsipaišės. Ir didžiulis buvo mūsų noras, kuris šiai dienai visgi dar nėra labai išspręstas, kad projektas virstų procesu. Tai yra, kad būtų labai aišku, bet kuriam etape, jeigu aš noriu įšokti į traukinį, ką aš turiu daryti.
Nes, tarkim, duetai jau yra, poros yra, jos susitinka, dirba, o vat atėjo naujokas ir ką jam dabar daryti, jeigu jis nori ten patekti. Tai tiesiog labai daug nerimo buvo, kaip padaryti, kad viskas sklandžiai veiktų. Ir išvada tokia, kad visus klausimus atsakymų neturėjome ir ko gero neturėsim. Nes labai daug yra individualių dalykų, individualių iššūkių, kurie atsitinka ir tada juos reikia spręsti. Mes tiesiog skyrėme laiką įsivardinti, kad tokių situacijų gali būti ir sakom, valgysim dramblį po gabaliuką, spręsim, kai atsitiks. Iš kitos pusės, paskelbėm registraciją, vis koridoriui sutinkam kažką iš kolegų, ar jau dalyvauji, ar užsiregistravai. Dar ne, bet galvoju, tai natūralu kitas klausimas koks. Tai apie ką galvoji, tai ko vis tik tai, dėl ko abejoji. Dėl ko abejojam? Abejojam dėl labai įvairių dalykų. Ar pavyks susikurti pasitikėjimą? Visgi eina kalba apie emocijas, apie pasitikėjimą savim, apie tokius dalykus, kuriuos šnekam su draugu, su labai geru draugu, bet ne su kiekvienu. Tada nežinau, kas bus mentorystės partneris. Ar jis gebės atliepti tai, ko man reikia, ko aš noriu. Ir ar užteks temų pokalbiam, nes dažniausiai pirmą temą mes jau turim, būnam susigalvoję, su kuria galiu eiti, bet laukia daug susitikimų. Ar mano tos temos tinkamos mentorystiai, ar aš galėsiu apie jas diskutuoti, ar jų užteks, nes studentas turėtų atsinešti temą į pokalbį iš savo pusės, ne mentorius galvoja temas. Tai ar turėsiu prisipažinti, ko nežinau, nes galbūt čia kažkaip kaip ir nepatogu, lyg tai nefaina, nes aš turiu pasakyti, kad aš turėjau situaciją ir aš nežinau, kaip ją spręsti. Arba aš ją padariau, pasielgiau taip, bet ar aš teisingai padariau, gal reikėjo kitaip. Tai nėra malonu labai prisipažinti, tai tokie dalykai neramina. Ar galėsiu skirti pakankamai laiko? Nes ir šiaip turiu darbų po darbo, ir dar ten visokie vaikai, ir būreliai, ir mano kiti laisvalaikiai, taip toliau. Aš darbo metu nespėjau darbinių reikalų padaryti. O man dar čia reikės skirti periodiškai, aš įsipareigoju valandą laiko ar dar kažkiek. Ir kitas labai dažnas nerimas buvo, ar tinku būti mentoriumi. Nes iš tikrųjų gal čia reikia kažkokio ypatingų gebėjimų, daug pasiekusio žmogaus ar panašiai. Tai tokie nerimai buvo iš mūsų dalyvių, kai kas ir iš mano paties irgi čia atliepia iš tą sąrašą, kai kas užrašyta iš to, ką girdėjome prie kavos aparato. Ir dabar keliaujam toliau, ką supratau, aš pati dalyvaujam, susitinkam, organizuojamės. Pirmas dalykas, ką tikrai galiu patvirtinti iš savo asmeninės patirties ir iš kolegų, kad palaikymas reikalingas kiekvienam. Kai mes paprašėme savo visų mentorystės dalyvių užpildyti profilius, ten buvo klausimas, kokio mentoriaus tikiuosi, koks lūkestis mentoriui. Ir ką žmonės sako? Palaikančio, atliepiančio mano emocijas, besidalinčio grįžtamuoju ryšiu, atviro, nuoširdaus, pozityvaus. Nėra nieko apie ekspertiškumą, apie titulus, apie pasiekimus gyvenime. Iš esmės visi žmogiški dalykai tai yra citatos, išrinkti žodžiai iš to, ką parašė mūsų kolegos. Tai yra, mes tikimės, kad mus palaikys mūsų įvairiose iššūkiuose ir situacijose. Ką dar supratau? Kad dažnas palydovas yra nerimas. Nerimas dėl visko. Kad nepasiseks, kad nespėsiu, kad netiksiu, kad reikės perlipti per save, kad reikės kažką daryti, ko galbūt nesudaręs, kad įsipareigosiu kažkam, kad gausiu užduotį, kurio negalėsiu padaryti. Labai daug variantų, dėl ko nerimaujam. Bet tai vėlgi mentorystė gali tai atliepti. Pasidalinimas, kad tu jautiesi ne vienas karo lauke. Nes mentorius tikrai gali patvirtinti, kad ir jam tai buvo, ir ką jis tai darė, ir panašiai. Lengviau yra iniciatyviems žmonėms, turbūt kaip ir daug kur gyvenime, dėl to, kad pagal mūsų sutarimus temą, susitikimo laiką, refleksiją, iniciatyva yra studento rankose. Dėl to, kad mes netgi esam turėję tokią situaciją, kad vienas žmogus buvo ir mentorius, ir mentį, tai po to, kaip dalinomės follow-up sesijoje, kad kuris buvo mentorius, viskas vyko labai sklandžiai, periodiškai susitikinėjo, kalbėjosi ir taip toliau, bet kuris buvo mentį, tai pirmas susitikimas įvyko maždaug po 2 mėnesių nuo programos pradžios. Jis tiesiog nerasdavo laiko pakviesti savo mentorių į susitikimą. Tai tarsi irgi yra tie dalykai, kuriuos reikia įsivertinti. Dar ką supratom, kad iš tikrųjų daug paprasčiau, kai yra aiškiau.
Dėl to mes susikūrėme tam tikras taisyklės, kurių stengiamės laikytis, aišku, nelabai griežtai, nes buvo ir lankstumo. Tarkim, trumpai gal keletą paminėsiu, ką mes buvom susitarę, kad mūsų viena mentorystės banga trunka 6 mėnesius. Mes kviečiame dalyvius bent kartą per mėnesį susitikti, tai yra vienoje bangoje 6 mėnesiai 6 susitikimai, kad proaktyvumas turi būti studento pusėje, tai yra jis turi atsinešti klausimą. Mes neinam su mentorium išgerti tiesiog kavos, paklaus, kaip gyveni. Tai iš esmės galėtų būti, bet mes kaip ir, jeigu norim, kad mentorystė būtų sėkminga, tai mes skatiname ateiti su situacijom, su klausimais, kad būtų ką aptarti. Konfidencialumas. Mes juk neviešinome niekur, kurie žmonės yra mentoriai, kurie studentai. Jie sėkmingai tą gali daryti patys, jeigu nori, jeigu ten, pavyzdžiui, kalbasi kažkur biure ant minkštesnių suolų ir eina pro šalį, sako, o, pas mus vyksta mentorystės susitikimas. Labai šaunu, labai faina, prašom. Mes iš savo pusės to nesakėm. Taip pat turėjom tam tikras taisyklės, kad reikia, tarkim, mentorius negali kaip ir proteguoti savo studento kažkur ir panašiai. Pokalbių temos gali būti visokios. Mes pasufleravome, kad tai gali būti, tarkim, esi naujas darbuotojas, pakeitė poziciją, esi kryžkelėje, nežinai, ką daryti, nežinai, ko nori ir panašiai ir taip toliau. Tai yra, kad gali būti visokios, bet jeigu nežinai kokios, tai va, prašau, sąrašiukas galima rinktis. Laikome susitarimų. Jeigu susitarėm, kad susitinkam po mėnesio ar po 2 savaičių, taip ir darom. Jeigu susitarėm, kad išbandysim naują metodą, taip ir darom. Ir ne pabaiga, tai reiškia, kad jeigu norim po mentorystės bangos pabaigos, labai kviečiam ir labai skatinam bendrauti toliau, jeigu matot vertę, jeigu patinka. Ir tiesiog mes jau kaip nebefollowinam to proceso. Ir dar vienas dalykas, kurį labai savo supratau pati dalyvaudama, kad labai svarbu yra refleksija. Tai yra pagrindinis darbas, yra darbas su savim. Tai yra tie susitikimai, jie yra tik tai impulsas tema apmąstymam, bet jeigu aš iš tikrųjų noriu pokyčio, tai aš turiu rasti laiko apmąstyti tai, ką gavau, tai, ką patarė man, išbandyti, pasitikrinti, kiek tai veikia. Tai čia yra mano asmeninė patirtis, ko aš realiai, ką supratau, ką išmokau. Ir dar labai trumpai noriu pasidalinti, ko išmokome kaip organizacija, kai pradėjome organizuoti šitą projektą. Temos įvairesnės nei tikėjomės. Mes tikėjomės, kad tai bus labiau tokios emocinės, softinės temos, žmonės galbūt norės ugdyti savo ar lyderystę, ar kažkokį bendravimo galbūt niuansus ir panašiai. Bet buvo dalyvių, kurie sakė, aš noriu geriau išmokti dirbti su kažkokia programa. Iki šiol naudojausi tik tai 1 kartą per mėnesį kažkokią ataskaitą suformuoti, bet žinau, kad ten yra daugiau funkcionalumų. Tai aš norėčiau žmogaus, kuris man pagelbėtų. Kodėl ne? Puikiai tinka. Dažniausiai nesutampa. Atsitiktinumas turbūt, kad sutaptų, taip gali būti. Taisyklių reikia, bet reikia ir lankstumo. Kaip sakau, mes sakom 6 susitikimai per 6 mėnesius, bet gali būti kiekvieną savaitę. Tikrai aiškumo duoda, padeda, bet netaikome labai griežto reguliavimo. Komunikacija labai svarbu. Visiems, kas darote, palinkėčiau, kad būtų kuo įvairesniais kanalais, kuo daugiau. Mes tą pasitikrinome. Nes kai išsiuntėm žinutę dalyvauti kvietimą, tai registracijos labai iš lėto pildėsi. Tada mes pradėjom asmeniškai prie kavos aparato. Kaip eina kolega vadovas, sako, skubu, lėkiu į susirinkimą. Nepamirškit primint, kad laukiam registracijos į mentorystę. Visais būdais, virtuviai per pietus, susitikę koridorių, ar jau užsiregistravai. Tikrai labai padeda. Darome testinės sesijas ir jos tai yra tokia pozityvumo bomba. Nerealiai, kai susitinka visi pasipasakoti, kaip viskas vyko, tai yra taip faina, tai yra taip gera, nes prisiklausai tokių istorijų. Tai yra tiesiog, jeigu yra bloga nuotaika ar kažkas nesiseka, padalyvaukim tokiam susitikime, iškart viskas išsispręs. Dar ką pasimokėme, kad mūsų situacijų gavosi taip, kad dažniausiai daugiau būdavo užsiregistravusių studentų mentį. Tai jeigu matom, kad trūksta duetam mentorių, tai vienas variantas, mes kalbinam kažką iš jau užsiregistravusių, paklausiam, ar tu galėtum turėti 2 studentus, ar tau tiktų. Kitas variantas, paklausiam studento, gal tu žinai įmonėje žmogų, kurio konkrečiai tu norėtum kaip mentoriaus. Būna, kad pasako. Tada mes keliaujam pas tą žmogų ir sakom, žinai, tavęs nori kaip mentoriaus.
tu esi siekiamybė, ar tu sutiktum skirti laiko, nebuvo ne vieno, kuris atsisakė. Tai tas iš tikrųjų labai labai džiugina. Ir kol kas mums dar nepavyko padaryti to proceso, kad viskas automatiškai turiuomenį labai sklandžiai, kiekvienam etape būtų visiems aišku, palikus savieigai. Tai kol kas mes dar iš tikrųjų turime kuratorius, kas prižiūri kiekvieną etapą ir manoma, kad to vis dar reikia. Taip pat nebūtina turėti plano B kiekvienam žingsnį. Nes atsimenat, kiek prisikūrėm nerimų, kas bus, jeigu bus. Jeigu būtume pradėję galvoti, kokius sprendimus turėsime kiekvienu atveju, tai turbūt niekada nebūtume startavę su programa. Startavome ir labai džiaugiamės. Ir dar ką pastebėjome ir ką pasakė mūsų kolegos, kad sukurtas ryšys, sukurtas santykis labai padeda ateityje, nes jisai nesibaigia ties projekto pabaigą. Jeigu aš dalyvavau, turėjau mentorių arba turėjau studentą ir mes susitiksime kitam projekte, tai spręsti klausimus bus paprasčiau. Nes užmegztas ryšys, jisai tęsiasi. Jisai niekaip neįtakoja sprendimų, ko gero, bet diskusijoms ir sprendimo paieškai padeda. Tai tiek, kiek norėjau šiandien pasidalinti. Ir pabaigai norėčiau pasakyti vieną mintį, kurią mano mentorė pasakė, kai atėjau eilinį kartą su savo iššūkiu. Jinai sako, Nika, niekas negali sugadinti tavo dienos, nes tai tavo diena, tik tu pati gali ją susigadinti. Tai visiems linkiu, kad ši diena būtų puikiai nuostabi, parsineštumėte idėjų, būsiu laiminga, jeigu pasinaudosit kažkuo iš to, ką išgirdote, ir aukim ir auginkim kitus. Ačiū. Ačiū, Nika. Ačiū, tau labai nepabėg. Turim unikalią galimybę užduoti vieną klausimą. Jūsų klausimas tai bus, Laura. Mikrofonas, čia. Ačiū už tą unikalią galimybę. Sinis klausimas. Aš klausimą turiu, jūs minėjote tą baimę, o jei netiksiu, ar ne? Kaip apskritai vyksta tas suporavimas, ar ne? Kaip tą atitikimą kažkokį gal užtikrinat ar suteikėt jam galimybę? Mes turime, kadangi, kaip minėjau, prašome dalyvių susikurti savo profilius. Ten, kurie įvardina tikslą, ką jie nori išmokti ir taip pat kokio mentoriaus tikisi. Tai yra pirminė informacija, nes tikslas kartais būna parašytas pakankamai konkrečiai, kartais būna parašytas, toksai bendrinis. Pavyzdžiui, esam turėję konkretų atvejį, kai pakankamai naujas žmogus, dirbantis kontakto klientų aptarnavimo centre, call centre, taip daugelį vietų vadinamam, sako, norėčiau apskritai geriau suprasti draudimo verslą, kaip tai veikia. Tai mes jau tada preziumuojame, kad tai galėtų būti žmogus kažkuris iš tam tikrų padalinių, galbūt iš ar rizikos vertinimo, ar produktų kūrimo, kažkas iš to. Va tokiais dalykais. Ir iš tikrųjų tai dar prašome, kad greta to įvertinimo kartais dar papildomai pasikalbame. Jeigu iš vis patys nematome, kas galėtų susimečinti, kaip mes sakom, tai mes dar kartą perklausiam, pasitikslinam ir tada va taip siūlom. Bet iš tikrųjų mes esam, mūsų Agencijų akademijos padalinėje, Lietuvoje mes esam dviese, tai tiesiog susėdam, atsiverčiam profilius, pasižiūrim ir bandom dėlioti. Taip, kad iš tikrųjų netiktų, ko gero nėra buvę. Buvo, kad iširo poros, bet čia turbūt natūralus gyvenimiškas atvejis, kad kažkas išėjo iš darbo, tai liko vienas žmogus poroje, bet čia ne dėl netitikimo. Bet taip, kad sakytų, kad nepataikėm, tai ko gero pakankamai pataikėm. Ačiū labai. Sakiau, kad unikali galimybė vieną klausimą užduoti, nes gavom labai išsamų atsakymą. Ačiū tau, Nika, labai. Ačiū jums galimybę. Ačiū.